Geležies stokos mažakraujystė gan rimtas susirgimas, na, o apie vaikų mažakraujystę galima kalbėti tikrai dažnai. Jaunos mamos dažniausiai nustemba sužinojusios, kad jų vaikučio blogos savijautos priežastis būtent ir yra mažakraujystė. Todėl dabar ir nusprendėme pakalbėti apie šį susirgimą. Papasakosime, kaip reikia ištirti kraują ir ką daryti, jei diagnozė mažakraujystė. Hemoglobinas tai yra raudonasis kraujo pigmentas, esantis eritrocituose ir nudažantis juos raudonai. Hemoglobino molekulė susideda iš baltojo baltymo globino ir hemo, kuriame yra geležies. Hemoglobinas gali lengvai prisijungti deguonį, jį iš plaučių kapiliarų išnešioti į audinius ir organus, o iš jų paėmęs anglies dioksidą atnešti jį atgal į plaučius. Todėl geležis ir reikalinga hemo, kuris yra sudėtinė hemoglobino molekulės dalis susidarimui. Anemija dažniausiai vargina kūdikius iki 3 metų, sparčiai augančius vaikus ir paauglės mergaitės. Tuomet sutrinka pagrindinė eritrocitų funkcija, tai yra deguonies išnešiojimas po organizmą. Dažniausiai mažakraujystė susergama gausiai netekus, nukraujavus, taip pat sergant infekcinėmis ligomis, sveikimo periodu, sutrikus geležies įsisavinimui organizme, taip pat pagausėjus geležies poreikiui tam tikrais gyvenimo periodais. Geležies trūkumas labai svarbus normaliam, visaverčiam organizmo vystymuisi, nes trūkstant jos pablogėja smegenų aprūpinimas deguonimi, žmogus pablykšta, darosi mieguistas, nedarbingas, ypač pastebima mokinių pablogėjęs mokymasis, dėmesio sukaupimas, tai atsiliepia į mokslo rezultatus. Ką jūs siūlytumėte anemijų profilaktikai ir gydymui? Anemijų profilaktikai ir gydymui reikalingas visas kompleksas priemonių. Tai yra pirmiausiai sveikas gyvenimo būdas, sveika pilnavertė mityba, darbo ir poilsio režimas, profilaktinės priemonės, tai yra vitaminai, taipogi sudėtiniai preparatai. Vienas iš tokių dažniausiai mano praktikoje rekomenduojamų preparatų yra feroglobinas B12. Jis yra 2 formų, tai yra skysta sirupinė forma ir kapsulinė forma. Tai yra sudėtinis preparatas, kurio sudėtyje yra 3 pagrindinės kraują formuojančios medžiagos. Tai yra geležis, vitaminas B12 ir folio rūgštis.